sveiki visi, čia filmuoju tos daiktus, kuriuos nusipirkau vakar. Nu, ne visus vakar. Vieną šiandien, kitą apskritai kitą savaitę. Taigi, tai bus 2 lūpdažiai. Tie, kuriuos nusipirkau kitą savaitę ir šiandien. Nu, pradėsiu nuo ką nusipirkau pirmą. Taigi, pirmą nusipirkau šią apyrankę. Jinai yra iš, matote, to gintaro, gryno gintaro. Toliau dar pavaikščiojus po Trakų pilies kioskelius radau šitą katiną. Už 7 centų ir nusipirkau. Toliau, dabar parodysiu lūpų balzamus. Tai pirmas mano lūpų balzamas vadinasi Baby Lips. Jis yra labai kvepintis, jūs dabar neužuodžiat, bet jo yra gan daug. Štai. Ir jisai drakina lūpas 8 valandas. Veiksmingas. Gerai, toliau yra kitas lūpų balzamas Bučkis. Jisai nelabiau užsidaro, bet žinau, kad kai kvepia. Bet čia yra mažokai. Kaip ir man. Net lieka trapukas. Ir va. Kratai ir gali nusitraukti. Taigi. Bet nieko, man jie būtų patinka, tai va tokie va. Norite, kad padaryčiau didesnę apžvalgą, rašykite komentaruose. Toliau. Ir paskutinis daiktas, kurį aš jums noriu parodyti, šitas specas. Jūs jau pažįstate, sveiki, mano vardas Atėnė, kiek ir atsimenat. Ir dar jos rutulys. Taigi visą gerą. Ai, taigi dar nenufilmavau, neatsimenu. Šitą apyrankę su užrašu Good Friend. Taigi tai viskas, daugiau nieko nebeturiu. Ir kiek atsimenate, aš esu jūsų kanalo veidas, taigi visą gerą.